Kalėdinė pasaka apie stebuklingą ramybės dovaną. Buvo kartą nedidelėme miestelėje du vaikai, Eira ir Alis. Jie labai laukė kalėdų, nes tai buvo metas, kai jų namuose tvyrojo šiluma, jaukumas ir magija. Tačiau šiais metais jie pastebėjo, kad mama ir tėtis neatrodo tokie laimingi kaip anksčiau. Tėtis dažnai sėdėjo tylus, o mama vakarais atrodė pavargusi. Jie dažnai skundėsi, kad naktimis blogai miega, o dienomis juos kamuoja nerimas. Vieną vakarą Eira pasakė: Ali, šiais metais aš nenoriu jokių dovanų. Aš noriu, kad mama ir tėtis vėl būtų laimingi. Ali susimąstė ir linktelėjo. Taip, aš irgi to noriu. Galėtume paprašyti Kalėdų senelio pagalbos. Vaikai kartu parašė laišką Kalėdų seneliui. Brangus Kalėdų seneliai, šiais metais mes nenorime dovanų savo. Mūsų didžiausias noras yra padėti mamai ir tėčiui. Jie jaučiasi pavargę, jiems sunku užmigti, o dienomis jie atrodo liūdni. Prašome, atnešk jiems ką nors, kas padėtų jaustis ramiau ir geriau išsimiegoti. Su meile, Eira ir Alis. Laišką vaikai įdėjo į voką ir padėjo ant palangės. Jie tikėjo, kad Kalėdų senelis tikrai perskaitys jų žodžius ir padės. Kalėdų naktį, kai visi miegos, į jų namus tyliai užsuks Kalėdų senelis. Jis atidžiai perskaitys vaikų laišką ir nusišypsos. Kokie nustabūs ir rūpestingi vaikai, pasakys jis. Jie tikrai nusipelno stebuklingos dovanos. Kalėdų senelis iš savo maišo ištrauks ypatingą auksinę dėžutę su užrašu Jis Global ląstelių maistas Sunset. Tai bus stebuklingas maistas, kuris padeda nusiraminti, atsikratyti streso ir suteikia gilų ramų miegą. Prie dovanėlės jis pridės laiškelį. Mielieji, Eira ir Ali, ačiū už jūsų gerumą ir rūpestį. Ši dėžutė yra ypatinga, jame yra stebuklingas ramybės eleksyras. Kai tik Kalėdos ateis, padovanokite ją savo mamai ir tėčiui. Kas vakarą jie gali sučirpti, o jų širdis taps lengvesnis, o naktimis jie gerai išsimiegos. Su meile, Kalėdų senelis.